Žodžiu, praeitis suderinta su dabartimi. Ar žinai, koks yra protingiausias pasaulyje arklys? Ne tas, kur senatė kažkada Romoje sėdėjo. Kas čia toks galėtų būti? Ne Kaligulos. Nu, sakyk, pasiduodu. Arklys iš romano Raitelis be galvos. Tam arkliui reikėjo galvoti už du. O, taip, raiteliui taip pat. Už raitelį jis irgi galvojo. O, geras, šitas geras. Tai iš Tomo Mainrido Raitelis be galvos, kas skaitėt? Trumpas, kas būtų, jeigu užkastum Viagrą į žemę? Na, galėtume į sliekus į sieną kalti, vietoj vinių. Šitas gerulis. Dar vienas, senas sumaišytas su nauju, tuoj suprasit, apie ką aš kalbu. Grįžta vyras iš komandiruotės. Žiūri, žmona guli lovai, vos nuogė. Lenda į spintelę vieną, virtuvėj nėra, skladukė nėra, atidaro spintą, sėdim, žmogus vyras sėdi, sako, ką tu čia darai? Tas ir sako, Pokemonų ieškau. Pokemon Go, geras. Vienu šūviu, sako, nušoviau 3 zuikius. Atidariau mineralinio buteliuką, nusiprausiau ir išplovau grindis. Žinai, kaip būna, kaip suplaktas gerai. O beje, kaip vienu šūviu nušau 2 zuikius, jūs žinot? Tai įmanoma padaryti per rują. Teisiamasis, prašom paaiškinti, kokiu būdu 3:30 nakties jūs atsidūrėt Kristinos Brazauskienės rezidencijoje Turniškėse, jos miegamajame. Nu, atleiskit, tiesiog gaudžiau Pokemonus. Čia dar vienas iš tos serijos. Labai populiaru. Okay, viskas, baigiu Pokemonų seriją. Tu nežinai, ką reiškia naujoji ekonominė sistema? Tai viskas paprasta, vaizdžiai kalbant. Įsivaizduok, tau nuvilko švarką, vietoj jo davė liemenę ir pasakė, sveikinu, nusipirkus paltą. Gerai, mano padorus anekdotai baigėsi. Dar vienas gal ir baigsim. Gerai. Ateina drebantis vyras pas daktarį, sako, gydytojau, ką man daryti, aš labai drebu. Gydytojas sako, nu tai gal jūs daug geriate? Ne, labai daug išlaistų, nepavyksta.